Mes sveikiname. Vladas Kazgalas šiandien čia. Taip, bet įdomiai atskrido. Autobusu atvežė, važiavau į stotį kaip eilinis pilietis ir gana įdomi kelionė. Greitai atvežė, nereikia galvos sukti nieko ir iš čerką gali išgerti ir viską. O ko neskridai čia? Dabar klasiškas. Tik prikaltas, o čia dabar laisvas. Tai tu sėkmingai atsakytum į vieną internete rastą mano klausimą. Ar galima vairuoti neišgerti? Jau taiko ir man, kokiem lūšiam, chuliganam, pijokam, tas pačias pauskas ir man. O aš, kad ir išgėręs, man yra protas veikia, nieko, nu... Bet koks labai, kad ir žiemos Viena aikštelė vietą vieną orpusės jau nėra. Jeigu labai daug reikės skambės, tai kaip kėdžiukas. Ir visi tupė. Tik toks liks ir apsiverčia, žinai, jūs labai greitai vertis, labai greitai. Jo. Žaidžiam, jeigu žaidžiam, tai tada O dabar gyti žodis jums sklandymui 85. Tokie kaip T2 sklandytuvai. Nu, va, jau čia rikiuojasi Nidoj tie sklandytuvai. Nu, ir Nidoj darbas užvirė, kaip sakyti, jau ir ne tik oškinis, bet ir paknys pradėjo. O čia jo pirma konstrukcija. Odas toks irgi sparnai tokie pat kaip šitų mo ir mog. Tik tai vat jau liemo su balkiu tokiu uodeginiu. Na, kaip buvęs, kur nebuvęs, sklandytojais aeroklubo globėjas pagrindinis buvo tai Gustaitis. Jis dažnai atskrisdavo ir į Nidą, o čia vat su Ambo 4 atskrido. Treniruočių sklandytuvą, Pūką. Tas Pūkas, nežiūrint tai, kad tik 10 metrų sparnų ilgis, jis buvo geresnis, kaip sakyti, už tą Falkę arba Bruno Baby 2, už Nidą. Nidos kokybė 17 buvo, o Pūko kokybė 18 sprendimo. Tai va tai... Toks va čia va 30 beveik metrų sparnų vokiškas sklandytuvas. Jis jau kainuoja $100 000. Ir reiškia, ratas tų skraidančių mažėja, reiškia, jau prieš 30 metų, 40 sklandymą pradėjo nukonkuruoti iš pradžių skraidyklės, paskui parasparniai, nu ir kaip sako, sklandytuvo tokia kaina kaip sportinio
kuklaus lėktuvėlio, tai daug kas jau galvoja, ai, o aš nepirksiu sklandytuvų, geriau pirksiu lėktuvėlį. Kada noriu, tada skrendu. Yra termikai sklandytuvų gamintojai. Tai aš jums savo ilgą ir nuobodų pasakojimą baigiu. Prezidentą, gal aš klystu, pataisysit paskui. Tai ponas Jonai Mažintai, žodis dabar jum ir žinoma kviečiu taip pat ir naująjį prezidentą Gintarą Kalinauską. Gintaras Kalinauskas, taip, jeigu irgi neklystu. Štai bandykit Jonai pristatyti. Labą dieną, su visais sveikinausi. Labai malonu vėl jūsų tarpe būti. Aš manau, kad visą laiką būsim kartu. Balandžio 2 dieną įvyko rinkimai. Išrinktas Gintaras Kalinauskas. Jūs klausite, ar tai ne sūnus, ar ne pusbrolis Rolando? Ne, nei sūnus, nei pusbrolis. Tačiau Rolandas Kalinauskas jo krikšto tėvas. Pirmą kartą su juo jūs paskridote, ar ne? Jisai skraido, Gintaras turiu galvoj, ultralengvojų orlaivių. Turi jau patyrimą, kad 100 valandų. Prisidėsi. Nieko baisaus. Yra kadrų kaita, jie turi vykti ir labai gerai, kad tai įvyko. Nieko kito ir neturi būti. Jis 2 kadencijas ėjo šias pareigas ir aš manau, kad tame laikotarpyje Lietuvos aeroklubui vadovavo vienas geriausių prezidentų iš buvusių. Ar man pavyks padaryti ką nors geriau, nežinau, bet aš manau iš visų buvusių prezidentų, kurie buvo iki Jono Mažinto, jie buvo geri, Jonas buvo pats geriausias. Tai čia visi vieningai tą sako ir tą rodo ir istorija, ir rodo ir jūsų pasitikėjimas, ir 2 kadencijos, 4 metai, ir tai yra tikrai geras žmogus, ir jisai Lietuvos aeroklubui tikrai davė ir darė daug. Bet kaip paminėjo, pastebėjo, žinot, aš pasakysiu tokią trumpą įžangą, aš kaip teisininkas, advokatas dabar susituriu, žinot, kokia situacija su teisiniu chuliganizmu. Kas tai yra? Tai yra tokia įdomi nauja savoka, kai tu ateini į teismą ginti pažeistas teises, žinodamas įstatymų, žinodamas kodeksus, ir tu jautiesi kaip vaikas, nes supranti, kad tai nieks nebegalioja. Nes kita pusė naudoja visai kitus metodus ir veikia visai kitais metodais, kurie nėra teisėje aprašyti, bet teisinis ginčas vyksta. Tai tokia situacija yra iš tikrųjų sudėtinga ir Jonas tą matė ir čia matyt, sakykime, ta konjunktūra susiklostė. Ir žinot, kaip kartais būna žmonės pas mus sako, ai, kažkas kaltas, bet tikrai ne aš. Tai čia, sakykime, tokia konjunktūra susiklostė, kuri, sakykime, taip sudėliojo. Bet kaip sakoma, jeigu tai Dievo projektas, tai jau, kaip sakoma, tai ir tai būna. Tai iš tikrųjų malonu būti čia ir savo pasisakymuose, savo kalboje, sakiau, stengsiuosi skirti pagrindinį tą akcentą, dėmesį dėti vaikų ugdymui, vaikų pritraukimui į aviaciją ir dėmesį veteranams, patirties perėmimui. Pasakas reikia skaityti, visada taip yra išmintis įgyjama per patirtį. Tai toj bendruomeniai būnant, aš galiu su jumis bendraudamas būti jaunas ir įgyti jūsų išmintį. Toks mano tikslas, savanaudiškas tikslas. O šiaip tada daugiau nevyniosiu į vatą. Ačiū už Jonui už pristatymą ir tikiuosi paskui Jonas padės pagerbti jūsų iškilius asmenis, įteikti padėkas ir matyt dar pasikalbėsim. Ačiū. Man labai džiugu, kad šitoj, aš taip ir už tos trumpos kalbos supratau, kad muziejus taip pat neliks nuo šaly ir prezidentas vis vieną koją ar vieną akim vis žvilgterės į tą muziejų, nes mes tikrai dirbam su jaunimu ir taip pat dirbam ir su veteranais. Jūs to nepareiksit. Sveikinimas Aleksandrui Žionušui, žaviacijų sporto plėtotę ir jau seniai praėjusio 80-ojo jubilėjaus proga. Pasirašo vadas Kūno kultūros ir sporto departamento Urbanavičius. Ilgai šitas apdovanojimas. Viską dar negalėjo taip. Labai gražus apdovanojimas. Ačiū labai. Sauliau, noriu tave pakalbinti.
Ne į kamerą. Gerai, tuoj nusileisiu.